vakaras. Labas vakaras, ar mane girdit, ar matot? Parašykit, prašau, kaip mane girdit, kaip matot, ar viskas gerai. Tai aš garsą padidinsiu. Va, viską nusistatau. Gerai. Nematau kol kas jūsų komentarų. Parašykit, prašau, duokit atgalinį ryšį. Va, Agnė, dėkoju. Gerai. Labai šaunu. Dėkoju. Na kągi, kaip jūsų nuotaikos, kaip nusiteikusios šio vakaro paskaitai. Labas vakaras, Justina, Indra. Girdit ir matot, labai džiugina. Labai džiugina. Gerai girdit. O Rūta, labai malonu matyti, kaip malonu matyti pažįstamus žmonės, pažįstamus, kaip sakoma, veidus. Labas vakaras, puikiai, labai gerai, labai gerai. Taigi mes šiandien, žinokit, kalbėsim apie moteriškumą, bet aš šiandien turiu, kaip sakoma, vieną vyrišką svečią, šuo kartu su manim. Tai mielos moteris, žinokit, iš karto atsiprašau, jeigu los, nes niekaip aš su juo bandžiau ir į kambarį uždaryti kitą, ir kaulą duoti, ir ne, jis nori dalyvauti, jis nori sėdėti ir gali loti, nes kartais čia loja, kaimynai vaikšto, jisai loja, bet aš tikiuosi, kad mums čia viskas bus gerai ir jisai, nu, aš jau jį pasisodinau šalia ir tikiuosi, kad jisai čia gražiai save ves, šitas mano padaras vardu Džekis. Tai va, taip, sutarsim, būsi geras? Geras. Gerai, tai kągi, mes šiandien kalbam apie, toliau apie santykius su mama. Kaip ir sakiau, man tai yra tikrai viena svarbiausių temų, aš skaitau, kad tai yra tikrai pati svarbiausia tema, kalbant apie santykius. Ir, nes santykis tai yra juk ir su pinigais irgi yra santykis, su žmonėmis irgi yra santykis, ir visur yra santykis, visur planetoje su viskuo mes santykiaujam, su gamta, su oru, su Dievu, su bet kokia energija, mes irgi esame energija ir visur yra santykis. Bet pirmiausias ir pagrindinis santykis, kaip ir sakiau, mūsų gyvenime yra santykis su mama. Ir šiandien tema moteriškumas. Šiandien kalbam, kaip mūsų tas santykis su mama, kaip mūsų mama veikia mūsų moteriškumą, o tas mūsų moteriškumas labai priklauso nuo, tai yra labai stipriai atsako už mūsų santykį su partneriais. Taip? Tai koks ten mūsų moteriškumas, kokia mes kaip moteris, šalia atitinkamas vyras. Tai kokiam vibracijom mes vibruojam, tokius partnerius mes ir pritraukiam. Bet va dabar noriu užduoti jums tokį klausimą pamąstymui. Ar kada susimąstėte, kodėl kartais jaučiatės taip, tarsi visą pasaulį turėtumėte nešti ant savo pečių? Ar būna jums toks jausmas, kad visas pasaulis jums užgriūna ant pečių? Ar kada pamąstėt? Ar kada pamąstėt, kodėl mums taip sunku atsipalaiduoti? Kodėl mums tą naštą labai sunku kažkam tai perduoti, su kažkuo tai pasidalinti? Kodėl mums taip sunku kažkuo pasitikėti? Arba tiesiog būti tokia tikra moterimi. Tiesiog, ne? Ar kada susimąstėte, kodėl taip sunku? Ar susimąstėte, laukiu jūsų komentarų ar kažkokių tai nuomonių? Ar kažkokių tai kilo minčių, kodėl taip nutinka? Kodėl mes kažkaip tarsi per daug ant savęs prisiemam, kažkaip visiškai nemokam atsipalaiduoti? Kodėl, pavyzdžiui, net ir tas pats mūsų seksualumas arba tas mūsų tikrasis moteriškumas, vėlgi, kodėl kažkaip tai neatsiskleidžia taip, kaip mes norėtumėm ir panašiai. Ne, tai jeigu jums kyla klausimai, ne, ir ieškote atsakymų į šitos klausimus, tai aišku, vėlgi, čia reikia vėl grįžti prie santykio su mama, pirmąja moterimi.
iš kurios mes mokėmės, ką reiškia būti moterimi. Taip? Ir šiandien aš noriu, kad jūs pasidalintumėte komentaruose, ką jums pačioms reiškia moteriškumas. Šiandien tema moteriškumas. Tai ką jums pačioms reiškia moteriškumas? Man labai įdomu, kaip jūs jį suprantat, keliais žodžiais. Tikiuosi, kad parašysit, pakomentuosit, ką jums reiškia moteriškumas. Taip, Rūta, labai sunku prašyti, viską pati noriu padaryti. Labai gerai, Kristina, mamos įtaka gal. Labai gerai. Mums šitas klausimas aktualus. Labai džiaugiuosi. Kaip džiaugiuosi. Nesidžiaugiu, bet džiaugiuosi už atgalinį ryšį. Kad jums taip nutinka, ar turite tokį vidinį klausimą, tai tikrai manęs nedžiugina. Bet kad jūs bendraujate, komunikuojate ir duodate atgalinį ryšį, tai aš jums už tai labai labai dėkinga, nes tai yra svarbu. Tai va, ar jums asocijuojasi, pavyzdžiui, moteriškumas su švelnumu, su priėmimu? Ar jums priešingai moteriškumas tai yra greičiau kova, konkurencija, noras kažką tai rodyti, nori atstovėti save kaip moterį ir panašiai, bet kaip jums atrodo? Pasidalinkit komentaruose, tai mūsų saugi erdvė, mes esam grupėje ir nors mūsų jau nemažai, mes šiek tiek 58 matau, bet komentuokit, rašykite, dalyvaukite. Rašot mamos įtak. Tai kas jums yra moteriškumas? Kol kas dar nematau jūsų komentarą. Lengvumas, ramumas, Daiva rašo išmintis. Gerai. Tai jūs, kol jūs rašote, aš po to pasižiūrėsiu. Tai aš šiandien toliau kalbu apie moteriškumą, apie santykio su mama reikšmę, dukters moteriškumą būtent. Taigi pirmiausias punktas, kurį noriu aptarti, tai vis tik tai mama kaip pirmasis moteriškumo pavyzdys. Kaip mama mus moko būti moterim. Tai mama, mes pirmiausia, pirmą moterį, kurią mes matėme savo gyvenime, tai kas buvo? Mama greičiausiai. Pas daugumą turėtų būti mama, pas kai ką galėjo mamos ir nebūti. Visokių dalykų gyvenime nutinka, mama galėjo mirti netgi, pavyzdžiui, gimdydama, mama galėjo palikti kažką, tai netgi, pavyzdžiui, dėja kažką palieka prie konteinerio. Kažką atiduoda į vaikų namus, kažką iš karto atiduoda auginti svetimiems žmonėms arba močiutei, dar kažkam tai palieka. Visokių istorijų per savo gyvenimą jau esu girdėjusi per savo konsultacinę praktiką ir apskritai iš visokių gyvenimų, iš filmų, iš visko, visokiausių istorijų būna. Bet jeigu tai yra bent kiek normali šeima, tai vis vien mes pirmiausia matome mamą ir matome ją nuo gimimo ir tokią, kokią mes ją matome, koks jos elgesys, kaip jinai save priema, kokia jinai yra santykė su savimi, kokia jinai yra santykė su kitais žmonėmis, kokio jinai santykė su pasauliu. Ir tai formuoja mūsų kaip dukterų požiūrį į tai, ką reiškia būti moterim. Tai kokią moterį matome prieš save, prie kokios priprantame, mes taip ir suvokiame. Ir tada, aišku, per gyvenimą pas mus ten įvyksta įvairiai, mes galvom, niekada nebūsiu tokia moterim kaip mama ir bandome elgtis priešingai, nors po kurio laiko vėl pradedam pastebėti, kad kažkodėl tai elgiamės taip panašiai, kaip elgėsi mama. Arba kitos tiesiog copy-paste, nukopijuoja mamos elgesį ir būna absoliučiai kaip mama, tokios pat, taip pat susiformavusios, perimusios mamos požiūrį į visą tai. Taigi per tą mamos elgesį ir požiūrį mes mokomės iš tikro, ką reiškia būti moterim ir išmokstam. Ir dar kartą pabrėžiu, nesąmoningai kopijuojame mamos elgesį. Būtent nukopijuojame, kaip jinai rūpinosi savimi, ką jinai su savimi apskritai darė, kaip jinai buvo kaip moteris, kaip jinai bendravo su vyrais, kaip jinai bendravo su jūsų tėčiu, kaip jinai sprendė konfliktus, ar koks jos buvo konfliktų sprendimo stilius, vyriškas, moteriškas. Taip, jeigu mama demonstravo meilę savo, tai dukra greičiausiai irgi mylės save, jinai tai perims, jinai išmoks tą daryti. Bet jeigu, pavyzdžiui, mama savęs nemylėjo, tai kokį jūs tada galėjote matyti pavyzdį, meilę savo? Ne kažkokį, tiesa. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų mama buvo stipri, tiek fiziškai, tiek apskritai morališkai, emociškai stipri, psichologiškai stipri, bet kartu jūs ją matydavot pastoviai, pavyzdžiui, pavargusią.
arba, pavyzdžiui, labai griežta savo, gal jinai buvo labai griežta jums, gal buvo labai kontroliuojanti, o gal jinai buvo stipresnė psichiškai už jūsų tėvą, gal net fiziškai galėjo būti stipresnė. Tai va, ir kas tokiu atveju įvyksta, mes dažniausiai matydamos va tokią stiprią moterį šalia, kuri laiko visus namų kampus, kuri viską kontroliuoja, kuri viską organizuoja, tokia, žinot, tokia stipra moteris, apie kurią mes sakom moteris su kiaušais. Tiesiog taip pat kartais sakom. Arba moteris kombainas. Ne? Kaip jūs norite, tai pavadinsite. Ir va šitas va, visas elgesys, va šitas modelis, jisai po to patampa būtent va tuo sindromu aš pati. Mes tampame tomis aš pati moterimis. Ir kaip jums, ar rezonuoja, ar kažkas save atpažįstate, ar kažkas galite prisipažinti, kad turite sindromą aš pati, kad va, viską linkusios daryti, viską kontroliuoti, visur viską. Ir dažniausiai moteris su sindromu aš pati, jos kaip pritraukia į savo gyvenimą pakankamai silpną vyrą, dažniausiai. Tokia kaip taisyklė. Ir gal kaip pas jūs tai reiškia, irgi prakomentuokite. Čia vad matau, moteriškumą prakomentavote, tai švelnumas, ramybė, savimi, buvimas savimi be reikalavimų, atvira gausiai visatos dovanoms. Taip. Jo, taip, tai apibrėžia moteriškumą. Bet dabar, ar jums pažįstamas sindromas aš pati? Ir ką dar, rašo 100%, labai gerai, Loreta, dėkoju už atvirumą. Taigi, ką reiškia dar sindromas aš pati? Tai reiškia, kad dauguma moterų šiuo laikotarpiu, šio periodo, apskritai kažkodėl tai dabar labai populiaru, dauguma moterų gyvena vyriškose energijose. Ką reiškia gyventi vyriškose energijose? Tai reiškia viską daryti pačiom, prisimti per daug atsakomybių. Tai yra nesugebėjimas atsipalaiduoti, tai yra noras viską sukontroliuoti, tai yra baimė pasitikėti kitais. Bet ar jums skamba pažįstamai? Ar jums skamba tai pažįstamai? Apie sindromą aš pati tikrai labai daug galima kalbėti ir aš jau apie tai nemažai kalbėjau. Jeigu kam nors įdomu, pasižiūrėkite YouTube, yra įrašų, aš ten visą paskaitą vedžiau apie sindromą aš pati, tai jums bus aiškiau. Mes šiandien truputį daugiau kalbam apie tai, kaip susiję tai yra su santykiu su mama. Ir sindromas aš pati dažniausiai, žinokit, dar formuojasi per tokį vieną labai svarbų aspektą. Tai yra per emocinį foną. Jeigu jūsų mama buvo emociškai šalta, arba jeigu bent vienas iš tėvų buvo emociškai šaltas, jums yra garantuotas suaugus sindromas aš pati. Ir jeigu jūs dabar, mielos moteris, emociškai šaltai elgiatės su savo dukromis, jeigu jūs joms nerodote pakankamai dėmesio, pakankamai apkabinimų, pakankamai meilės ir taip toliau, nesugebate kalbėti su dukra jos meilės kalba, tai greičiausiai tos jūsų dukros kažkada tai užaugusios bus mano klientėmis, pacientėmis ir ateis gydyti sindromo aš pati. Kodėl? Todėl, kad kai aš negaunu, pavyzdžiui, pakankamai meilės, kada mano mama yra emociškai šalta arba tėtis, o jeigu abudu tėvai tai yra dar baisiau ir dar blogiau, aš tada mergaitė būdama iš baimės, kad aš, kai prašysiu meilės, aš jos negausiu, tada aš pasirenku jos nebeprašyti ir pasirenku visais įmanomais būdais tą meilę duoti kažkaip tai savo pačiai. Ir taip išmokstu nebeprašyti meilės. Ir taip išmokstu apskritai viską gyvenime daryti pati. Tai čia, žodžiu, viena iš priežasčių sindromo aš pati atsiradimo. Ir dar kalbant apie sindromą, galiu dar, pavyzdžiui, tokių keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, viena klientė pasakojo, kad jos mama, pavyzdžiui, buvo labai kontroliuojanti. Ir labai dažnai ją kritikuodavo. Ir dar sakydavo, kad, žodžiu, dažnai kritikuodavo ir sakydavo, tu nesugebėsi. Tu negalėsi, tau niekas nepadės, tu viską turi padaryti pati. Ir ta moteris, jinai bijojo prašyti pagalbos, net kada jau kai nebegalėjo susitvarkyti. Ir taip pat tos moters visas šitas būdas toksai, neatsiliepia labai stipriai jo santykius su vyru, ji neleido jam būti stipriu, jinai nuolat viską kontroliavo ir jautėsi pavargusi, nes viską darė pati, normalu, kad jaučiamės pavargumi. Ir tik tai būtent dirbdama su santykiu
su santykiu su savo mama, ne, ji suvokė, kad vis tik tai jos kontrolės poreikis kilo iš vaikystės, baimės būti nepakankamai gera. Tai va, ir kai, žodžiu, moteris neleidžia savo būti moteriška, jinai kokia būna, ji pastoviai gyvena nuolatinėje įtampoje. Nes tikras moteriškumas yra atsipalaidavimas, iš lengvumo, iš atsipalaidavimo energijos. Ne, o kada esi pastoviai įtampoje, tai tada pradeda, tai yra ne karts nuo karto, bet yra po kurio laiko pradedam jausti nuovargį, pradedam jausti perdėgymą. Netgi, pavyzdžiui, kažkokie tai atsiranda, ten daleiskim, ir finansiniai kažkokie tai blokai. Ir žinoma, tai labai stipriai atsiliepia mūsų sveikatai. O moteriška energija, tai dar kartą kartuoju, tai atsipalaidavimo energija. Ir tai yra priėmimo energija. Nes netgi, pavyzdžiui, pagal čakrų sistemą, ne, vis 3 čakros skaitomos moteriškomis. Pirma čakra, antra čakra, 4 čakra ir 6 čakra skaitomos moteriškomis čakromis ir mes per jas energiją atiduodame. O priemame mes energiją iš vyro energiją per 1, 3 ir 5 čakrą. Tai va, reiškia, priemam. Tai kai aš priemu energiją, tai aš turiu priimti ir pagalbą einančią iš vyro. Ir išlaikymą, ir dovanas, ir komplimentus, ir viską aš turiu išmokti priimti. O ne tik tai, kad viską pati, nieko man nereikia, aš save pati išlaikysiu, aš pati save, ta prasme, viską savo pati padarysiu. Taip, aš nesakau, aš niekada neraginu, kad mielos moteris nedirbkite, atsisėskite savo vyro ant sprando ir būkite išlaikyti, nes čia nieko panašaus. Čia ne apie tai, moteriškumas yra ne apie tai, bet moteriškumas apie sugebėjimą priimti, priėmimo energiją, o po to, kai mes priemam, pavyzdžiui, per 1 čakrą mes priemam, per 2 čakrą mes jau atiduodam ir tada jau atiduodam malonumą, atiduodam pagarbą vyrui, atiduodam dėkingumą ir taip toliau. Ne? Tai va, ir kai mes uždarome, tai yra, kada mes prarandame ryšį su va šitą priėmimo energiją, mes iš tikrųjų uždarome duris ir sėkmės srautui, dėja. Ir gyvendamos vyriškoje energijoje ir giluminėse nuoskaudose mamai, mes vis vien išsenkame. Ir kuom dar tai pasireiškia? Pasireiškia hormoniniais sutrikimais, pasireiškia moterų organų ligomis. Ir, ne tik tai, apskritai ligomis, nes vis vien, jeigu stresas, jeigu per daug streso, ir išskiria per daug streso hormonų, nuolatinis stresas, vėl daugiau ligų įvairiausių pasireiškia. Tai užtat, norint grįžti prie harmonijos ir prie etinės pusiausvyros, yra tiesiog būtina gydyti savo santykį su mama ir tvarkyti savo moteriškumą. Bet vėlgi sakau, jeigu nebuvo pavyzdžių, tai kaip mes galim mokėti, kaip mes žinom, ką ten daryti ir panašiai su to moteriškumu. Ir kodėl apskritai sunku jam atsiduoti tam moteriškumui? Todėl, kad giliai pasąmonėje ten kažkur tai slypi modelis, kur susijęs su mūsų mama. Taigi vėlgi, jeigu mama nepakankamai jautėsi moterimi, jeigu jos gyvenimas buvo pilnas nuoskaudų, jeigu ypač nuoskaudų vyrams, jūsų tėčių pavyzdžiui, tai mes ką dažniausiai moteris padarom, mes labai iš to solidarumo, iš didelės meilės savo mamai, pasąmoninės netgi meilės savo mamai, nes dauguma iš jūsų gal dabar galite pasakyti, aš savo mamos nemyliu, aš negerbiu savo mamos ir taip toliau, bet vaikas jis visada myli savo mamą, mažas vaikas visada, nuo pat tenai žodžiu įsčių vaikas myli savo mamą. Ir vaikas jau nuo pat įsčių labai dažnai perima mamos skausmą. Mergaitėms ypatingai būdingas solidarumas mamos skausmui, mamos likimui, mamos visoms nelaimėms, ten mamos ir ten taip toliau ir panašiai. Ir tada, kai perimame mamos skausmą, mes prarandame ryšį su savo švelnumu, su savo intuicija, su savo gebėjimu pasitikėti pasauliu, pasitikėti vyrais ir taip toliau. Tai jeigu aš iš mamos perėmiau tokį įsitikinimą, kad vyrų pasaulis yra nesaugus, vyrų pasaulis yra pavojingas, vyrų pasaulis yra blogis, visi vienodi ir taip toliau, taigi tai tiesioginė sąsaja su mano moteriškumu, nes moteriškumą aš atskleidžiu dažniausiai kada mes puikiai atskleidžiam savo moteriškumą, būtent šalia vyro. Nes kaip kai aš viena pati su savimi,
Tai aš galiu būti visokia, aš galiu būti ir vyriškose stipriai energijose, ir moteriškose, nes jeigu aš gyvenu, pavyzdžiui, viena ir ypatingai jeigu man daleiskim reikia išlaikyti vienai vaikus, taip, tai tada kaip aš galiu būti ypatingai ten atsipalaidavus ir moteriškose energijose. Va, Gražina rašo, kaip galima atsipalaiduoti, kai šeima yra iš vieno asmens ir visuomet tenka viską daryti pačiai ir pastoviai prašyti kitų pagalbos. Iš to gimsta kitų pasipriešinimas, kiek galima prašinėti. Ar negali pati susitvarkyti. Tai vat vėlgi, vat, kada girdžiu vat, tokius moterų, tokius vat, parašymus, tokius klausimus, taip toliau, kaip galima atsipalaiduoti, tai vat ir klausimas, kiek laiko moteris yra viena šeimoje, kodėl jinai dar vis viena, kodėl neatsiranda vyro šalia. Vėlgi, vyro kartais būtent dėl to ir neatsiranda, kad moteris, jinai, pavyzdžiui, labai stipriai yra vyriškose energijose ir tiki, kad vyrais, pavyzdžiui, negalima pasitikėti, tebelaiko nuoskaudas buvusiam vyrui ir panašiai. Ir, mielas moteris, reikia visą laiką taip gyventi ir būti tokioj energijoje, kad šalia atsirastų tas vyras ir kad būtų galima pasidalinti tą buitimi ir kad pasidalinti ir paprašyti to vyro pagalbos. Ir aišku, jam savotiškai padėti, taip kaip mes moteris galim, ką mes ten galim padėti. Nedalintis. Lygiai taip pat klausimas, kiek metų jūsų vaikams, nes labai daug moterų nuima atsakomybės nuo savo vaikų, per daug visko prisiema ant savo pečių. Kai aš matau, ant kiek vaikai dabar šokdina savo mamas ir kiek mamos viską stipriai daro už juos, yra, žinokit, iš tikrųjų kažkas tai baisaus. Aš nekalbu, aš netaikau dabar, pavyzdžiui, konkrečiai Gražinai, nesakau, bet iš pavyzdžių žinau, kad labai daug moterų neatiduoda atsakomybių savo vaikams. Perima ten jų darbus, perima jų namų darbus, žodžiu, ten daug ką labai daro už juos, tvarko jų kambarius ir ten vežioja po būrelius, kai jau jie senai gali nuvažiuoti patys ir troleibusais ir ten taip toliau ir nueiti pėstute, bet gaili jų, nes ten sušals, ten dar kažkas, tai ten per tamsu grįš ir panašiai, kas nors ten atsitiks, baimė ar dar kažkas. Tai va, tai apie ką mes tada galim kalbėti? Vėlgi apie kokį moteriškumą ir atsipalaidavimą galima kalbėti, kai reikia tiek visko padaryti už visus vaikus ir panašiai. Toliau, kalbam toliau šitą temą ir jeigu kalbam apie dukters, tavo santykio dukters, mamos, santykio moteriškumui, tai kas dar formuojasi iš šio santykio, jeigu šitas santykis neharmoningas arba ten harmoningas. Tai vėlgi savivertė ir pasitikėjimas savimi. Tai viskas, ką mes girdime iš mamos, ką mama sako savo dukrai, žinokite, po kurio laiko tampa vidiniu dukters balsu. Mamos nėra šalia, o aš tarsi girdėčiau toliau mamos balsą, pavyzdžiui, tu esi ten kažkokia tai nevykėlė, tu esi netikusi, tu niekada nesugebėsi ten susirasti normalaus vyro, tu niekada nesugebėsi susirasti normalaus darbo arba ten dar kažko tai nesugebėsi. Ir tas vidinis balsas, jisai su mumis yra visada, mes jį visur nešame, mes jį tarsi nesąmoningai girdim, tai tokia vidinė mama, jinai ir toliau mus kritikuoja. Ir pagal tai vėlgi formuojasi mūsų savivertė ir pasitikėjimas savimi. Tai visą laiką norint dirbti su savivertė ir pasitikėjimu savimi, visą laiką reikia keliauti į praeitį, visą laiką aš su klientais dirbu su regresija ir visą laiką ieškau šaknies, nuo kadagi tenai prasidėjo tas apie save suvokimas, kad aš esu nepakankama, nuo kada aš pradėjau iš mamos girdėti, kada esu nepakankama ir nuo kada aš pradėjau įrašus to vidinio mamos balso, nuo kada. O jeigu, aišku, mama skatina dukrą būti savimi, priima jos emocijas, priima jos tą stiprybę ir ragina būti tą stiprią ir pasitikinčią savim, puoselėja jos vertę, ją vertina ir pati yra aukštoje savivertėje, aišku, dukra mato kaip pavyzdį. Mesgi matome ne tik tai mamos moteriškumo pavyzdį, mes matom ne tik tai mamą kaip moterį, bet mes matom, kokioje jinai savivertė yra pati, kiek jinai pati pasitikė, taip? Tai mes iš jos jau mokinamės, kaip reikia vertinti save ir kaip reikia pasitikėti savimi.
Tai, o jeigu mes pastoviai iš mamos girdim kritiką ir neturim iš jos palaikymo, taip, jeigu mama kritikuoja ir kelia, pavyzdžiui, jums perdėtus lūkesčius, dukrai perdėtus lūkesčius, tada absoliučiai vaikas jausis nuolat nepakankamas. Nepakankamai geras ir visą laiką per gyvenimą tarsi norės mamai kažką tai įrodyti. Pati nesuvokdama mergaitė taps moterimi ir, pavyzdžiui, sieks labai stipriai karjeros, norės būti matoma pasauliui, kokia nors ten įžymi ar dar kažkokia, ir kartais visiškai nedal savęs pačios, o pasąmonė tarsi norėdama mamai, kad va, tu pamatyk, kokia aš vertinga, tu pamatyk, kokia aš, kaip mane vertina pasaulis ir taip toliau. Tu manęs nevertinai, ne, tu manęs negerbėjai, tu mane kritikavai, tu manim nepasitikėjai, o pasižiūrėk, kaip pasaulis mane vertina ir kaip manimi pasitikė. Tai va, čia va dar vienas, ar ne, toks labai svarbus niuansas. Toliau, ko mes dar mokinamės iš mamos, iš va šito santykio su mama? Mes mokinamės santykio su savo kūnu, su savo seksualumu. Kūnas irgi labai stipriai susijęs su mūsų moteriškumu. Taigi, kokį mes matėm mamos požiūrį savo kūną? Pagalvokit, mielosios, kaip mama elgėsi su savo kūnu, ar jinai jį prižiūrėjo, ar jūs matėt, kad jūsų mama, kaip jinai prižiūrėjo tą savo kūną, ką jinai su juo darė, jinai tenai jį tepė kažkokiais tai kremais, kaip jinai jį mankštino, jinai sveikai maitinosi, kaip jinai darė, ne? Ir apskritai, ką jinai darė su savo kūnu. Ir jeigu jūs matėte, kaip jinai elgėsi su savo kūnu, jūs labai galimai nukopijavote mamos elgesį su savo kūnu. Ir jūs taip elgėte su savo kūnu. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūsų mama nuolat demonstravo nepasitenkinimą savo kūnu, save kritikavo savo kūną, pavyzdžiui, neprižiūrėjo savo kūno, o po to žiūrėjo veidrodį, priaugo pakankamai daug kilogramų, žiūrėjo veidrodį, savo sakydavo, tu stora kaip kiaulė, tu kaip pažiūrėk, žiūri save ir kaip, sako, va, o kaip aš atrodau, kaip tikra kiaulė. O dukra sėdi, mažutė dukrytė sėdi ir mato savo mamą, va tokią, kuri, va taip, va kabutėse, myli savo kūną. Ne? Taip pat ir su seksualumu. Kaip jūs matėte, koks mamos seksualumas. Bet jūsų akise, koks tas mamos buvo seksualumas, kaip jinai buvo jums kaip moteris, kokio seksualumo. Ar jūs matėt mamą kaip vienuolę, elgesys jos buvo, kad ne, visiškai niekur jokio ten neatverto, niekada ten nei dekoltė, nei ten nuogų pečių, nei ten, žodžiu, trumpo kažkokio sijonėlio, ten kažkokio aptemptų suknelio, dar kažko, tai žodžiu, kaip vienuolė, visiška, pavyzdžiui, ne, tokia, visiškai tokia, ne. O gal jūs kaip tik priešingai matėte savo mamą kaip laisvo elgesio moterį ir vėlgi pagal tai, kokį jūs matėte mamą, tai formavosi jūsų seksualumas ir ką jinai kalbėjo apie santykius, apie vyrus, apie seksą, kaip jinai, tai aišku, gal jūs tam niekada negirdėjote ir nematėte mamos besimylint, nors tikrai esu konsultavus ne vieną moterį, kuri vaikystėje matė ir girdėjo, kaip tai vyksta ir ta prasme, arba kalbėdavosi su mama, mama pasakodavo apie savo seksualumą. Jeigu jūsų mama, pavyzdžiui, buvo frigidiška, ne, niekada ten nejautė gyvenimo orgazmo, tai vėlgi, mes vis vien matom, kada moteris yra tos moteris, kurios pastoviai patiria orgazmą, jos, žinokit, jos kitokios, jos tokios, jų akis galų galės spindi, ne, visai kitaip negu tos moteris, kurios prigesusios, kurios neturi normalaus seksualinio gyvenimo. Tai vėlgi vaikai tą mato, žinokit, kaip ten bebūtų, vaikai viską mato, viską skanuoja ir taip ir gaunasi, kad mamos moko dukrą, ne, koks ten per savo elgesį, per savo išvaizdą, per viską, na, ir žodžiu, moko ir šitų dalykų. Toliau, o kas dar čia pasižymėjo dar 4 punktas, ne, mamos santykiai su kitais žmonėmis. Ir tai pirmiausia, tai aišku, santykiai su tėčiu, mamos santykis, ne, su savo vyru, po to mamos santykis su savo tėvais, ne, kaip jinai bendrauja su savo tėvais. Ir kiekviena dukrytė stebi savo mamą, stebi jo santykius su vyrais ir mokosi, ką reiškia būti šitame santykyje. Ir va čia ir klausimas, ar mama rodo pagarbą savo, ar mama rodo
pagarbą savo partneriui, ar mama moko apginti savo ribas. Vėlgi, šitie visi pavyzdžiai, elgesio pavyzdžiai, kaip dukra mato, kaip mama bendrauja su kitais žmonėmis, formuoja jos suvokimą apie santykius. Ir galbūt taip pat galima pabrėžti ir apie mamos santykius su kitomis moterimis. Jeigu mama palaiko draugiškus santykius, pagarbius santykius su kitomis moterimis, tai dukra išmoksta irgi būtent tos moterų bendrystės svarbos. O jeigu mama yra konfliktinė, jeigu mama konfliktuoja ne tik tai su vyrais ar su tėvais, bet konfliktuoja ir su kitomis moterimis, kritikuoja kitas moteris, apkalba kitas moteris, tai dukra laisvai irgi gali perimti šitą modelį. Tad kiek mes visko perimame iš mamos, labai daug. Dabar pagalvokit, kaip jums atrodo, ką jūs perimėte iš mamos. Ir pasidalinkite, labai įdomu, mes jau čia kelias temas, kelis punktus praėjome ir ką jūs perimėte iš mamos. Dar kitas punktas, tai yra emocinė atmintis ir paveldimos programos. Mamos patirtis ir jos visos tos neišspręstos emocinės traumos. Mama irgi turėjo savo patirtis, savo visokius sunkumus, savo skausmą ir taip toliau. Visos tos emocinės traumos, mielos moterys, irgi mums yra perduodamos iš mamos. Ir pavyzdžiui, jeigu mama buvo nuvertinta savo tėvų, jautėsi pati pastoviai nevertinam, žinokit, dukra gali perimti šitą jausmą, šitą programą kaip savą irgi. O žodžiu, kai mama su dukra kūrė artimą, atvirą ryšį, tai tampa emociniu labai tokiu svarbiu pagrindu ir kuris padeda moteriai atsiskleisti kaip moteriai. Ir klausimas, kokias programas mes perėmėm iš savo mamos, kokias emocinės traumas mes perėmėm, kokiom emociniam traumom mes tapom solidarios. Džekutė, ateik čia. Ateik. Geras Džekutis. Tai pagalvokite, ar parašykit, prašau. Taip pat ir mūsų savarankiškumas. Ir čia irgi labai svarbu, kaip jūs matėte, jeigu jūsų, pavyzdžiui, mama buvo sulipusi su savo mama, su jūsų močiute, ar turėjo tokį gebėjimą atsiskirti, apginti savo ribas, ar jos ten buvo kaip draugės, buvo nosis sukišusios, sulipusios, koks buvo santykis jūsų mamos su jos mama, ar mama buvo pakankamai savarankiška jūsų, ar jūsų mama labai priklausė nuo jos mamos. Vėlgi, įvairiausių čia gali būti kombinacijų šito santykio. Ir pernelyg stiprus prisirišimas labai gali trukdyti mergaitei tapti savarankišką. Bet vėlgi, o šaltas santykis gali lemti labai stiprų nepasitikėjimą savimi, nes šaltas santykis ką mums demonstruoja, kad aš esu vėlgi nepakankamai mylima. Tada galiu padaryti išvadą ir prisimti tokį įsitikinimą, kad esu nesvarbi ir nepakankamai mylima. Tai vėlgi, kokį jūs turėjote santykį, pagalvokite, su savo mama. Ir tebeturite kokį santykį. Ar jūs sulipusios, ar jūsų šaltas santykis. Ir kokį jūs matėte savo mamos santykį su jos mama. Jūsų giminės moterų koksai santykis. Rašot, Gražina, vaikystė buvo labai daug kas draudžiama ir didžiulė kontrolė. Jaučiu, kad aš pati turiu dabar daug dalykų kontroliuoti. Bet žiūrėkit, rašot, jaučiu, kad aš pati dabar turiu daug dalykų kontroliuoti. Turiu, net matot, koks yra įsitikinimas, turiu kontroliuoti. Net nenoriu kontroliuoti, o turiu, privalau kontroliuoti. Nes aš kitaip nemoku, aš gyvenau kontroliai pastoviai, aš mačiau, kaip yra kontroliuojama, aš mačiau, kad mama kontroliuoja, reiškias, aš nusprendžiu, kad aš irgi turiu viską kontroliuoti. Loreta rašo, šaltas santykis. Mielosios, apgailestauju, kad šaltas santykis, tikrai, bet žinokit, visus santykius galima sušildyti. Netgi santykius, jeigu jūsų mamos jau nėra gyvųjų tarpe, netgi galima dirbti energetiniam, dvasiniam lygmenyje ir šildyti šitą santykį. Įsivaizduojat, grįžti į savo vaikystę, į savo prisiminimus, į savo emocinius prisiminimus,
keisti tuos prisiminimus ir gydyti šitą santykį, kad atsirastų šiltumas, ne, šiltas santykis su mama. Nes jumyse vis vien pusė visada ir buvo, bus mama iki tol, kol jūs busite gyvo šitam pasaulyje. Ir visą laiką bus, palaukit, dabar čia matau komentarus. Agnė rašo, aš perėmiau iš mamos, mama šeimininkė, karalienė, kapojančia galvas, darboholizmą ir aš pati, perfekcionizmą, kritiškumą, nepagarbą tėčiui, būti, supratau, būti meilužė, išmokė vyras, va, kaip gerai, kad vyras, supratau, Roma rašo, sveiki, su mama labai blogi santykiai, bet buvo labai geras ryšys su tėčiu. Iš tėčio daug palaikymo, man tarsi pavydėjo meilės man. O va čia, žinokit, irgi labai įdomus aspektas. Čia labai Romos atveju labai galimas dalykas, kad dukra, pavyzdžiui, Roma nesąmoningai užėmė mamos poziciją. Atsistojo tėčiui vietoj žmonos į tėčio žmonos poziciją ir atėmė iš mamos jos poziciją. Taip labai dažnai įvyksta nesąmoningai. Ir tada mama, jai nieko kito nebelieka kaip pavydėti, nes jinai jaučia energetiškai ir supranta, kad jos vieta yra užimta. Tėvas per daug dėmesio rodo savo dukrai, o dukra rodo per daug dėmesio savo tėvui. Aišku, čia, žinokit, visokių niuansų. Čia kartais ir labai gerai, kada tėtis rodo dukrai savo dėmesį, nes iki 12 metų, na taip ir turėtų labai svarbu gauti tėčio dėmesį, nes per tai formuojasi mūsų vidinis animus, mūsų vidinis vyras. Ne? Ir labai gerai, kad mergaitė gauna dėmesio. Bet būna kitą kartą, žinokit, mums labai į minusą, jeigu tas dėmesys yra per didelis ir jeigu yra pažeidžiama hierarchinė šeimos sistema, jeigu ta mergaitė užima mamos rolę, mamos poziciją, atsistoja vietoj mamos šalia tėčio, tada, žinokit, tikrai būna nesusipratimai ir tikrai būna negeri dalykai. Renata rašo, su mama šaltas santykis, su tėvu geras, su mama nebendrauju ir visai nenoriu. Tai vat vėlgi, būna taip, kad ir net negali bendrauti su mama, jeigu mama, pavyzdžiui, labai konfliktinė, jeigu mama labai toksinė, jeigu mama yra, pavyzdžiui, alkoholikė ar dar kažkaip, tai žinoma, kad ir nesinori bendrauti ir kitą kartą ir nereikia bendrauti. Bet vėlgi savo pačios požiūrį į savo mamą, savo pačios santyki į savo mamą, savo pačios atsinešimą į savo mamą yra būtina sutvarkyti. Būtina. Tai yra labai labai svarbu, nes mama labai svarbi mums yra dėl mūsų sėkmės, dėl mūsų sveikatos, dėl mūsų santykio su kitais žmonėmis, ypač su vyrais. Ne? Ir jeigu nėra darnaus šito ryšio su mama, tokio vidinio, atstatyto darnaus ryšio su mama, mums visos šitos sritis, kaip sėkmė, kaip gausa, kaip santykiai, kaip sveikata, jos visos šitos sritis blokuojasi. Ir jūs laukite gausos, laukite sėkmės, bet jos taip ir nesulaukite, nes už visas šitas sritis yra labai stipriai atsakingas jūsų santykis su jūsų mama. Tai va. Ir kas dar 7 punktas mano pasižymėtas, tai yra moteriškumas ir čakro energetika. Tai vėlgi labai stipriai irgi čia yra sąsaja. Bet apie tai, žinokit, mes šiandien tikrai mes nekalbėsim. Labai tik tai trumpai. Nes tas santykis su mama daro įtaką, žodžiu, ne tik tai mūsų psichologiniam ir emociniam pasauliui, bet ir mūsų energetikai. Jau šitą sritį apie čakras tai labai myliu ir daug mokymų šitą temą esu jau pravedus. Jeigu kas nors norite labai stipriai įsigilinti į šitą sritį, jūsų čakras, jūsų tą energetiką, už ką, kas atsakinga, kaip ten su juom dirbti, kaip tvarkytis, kaip tapti laiminga moterim, tai mano tinklapyje galite įsigyti kursą Laiminga moteris. Ir ten yra labai rimtas darbas su tom visom čakrom. Bet šiandien tik tai noriu pasakyti, kad jūsų užblokuotos ir tos čakros, kurios yra disbalanse, gali būti viena iš pasiekmių būtent nesubalansuoto jūsų santykio su mama. Ne? Ir taip aš tikrai dar kalbėsiu, aš rašinėsiu tų laivų, stebėkite, sekite reklamą. Aš tikrai žadu dar padaryti vieną laivą būtent apie čakras ir apie santykį su mama, kad
Na, jūs pamatytumėte ir suprastumėte, kaip veikia tas santykis kiekvieną čakrą. Gal sekantį kartą padarysiu, o gal kiek vėliau pasižiūrėsiu, kaip aš čia spėsiu. Bet noriu pabrėžti, kad tai yra labai labai svarbu. Dabar aš noriu padaryti praktiką jums. Duosiu dabar savo džekučių kaulą. Labai tikiuosi, kad jisai ramiai pagulės, kol griauž tą kaulą. Nors kažkiek tai laiko. Mes čia ilgai netrūksim darydamos tą praktiką. Kokiu 10-15 minučių. Bet jūs iš karto perspėjau, kad gali būti lojimas. Bet mūsų psichika yra tokia, kada jinai yra perspėta, jinai jau kitaip visai reaguoja. Jinai jau žino, kad čia gali būti kažkas suloti ir tada mes neišsigąstame. Mes išsigąstame tada, kada yra netikėta kažkas tai. Bet, dėja šiandien dalyvauja mūsų transliacijoje ir džekutis. Tai jūs dabar tiesiog atsipalaiduokite. Pasiruoškite praktikai, atsipalaiduokite, įsipatoginkite. Tik rekomenduoju neatsigulti, o atsisėsti vis vieną, ne, pusiau sėdom, tai yra pusiau gulom, neatsigulkite, nes galite užmigti net ir per trumpą laiką. Ir kitoms ir 10 minučių užtenka, kad užmigti. Tada negausit jokio rezultato iš praktikos. Ir mes šiandien būtent darysime praktiką susijusią su mūsų moteriškumu ir su mūsų mama. Mama ir mūsų moteriškumas. Pasižiūrėsime į šitą santykį per moteriškumo prizmę. Gerai? Taip, dabar užmerkite akis ir kelis kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvėpėt per nosį, iškvėpėt per burną. Įkvėpėt ramybę, iškvėpėte įtampą ir savo ritmu ramiai kvėpuojate. Ir jauskite, kaip jūsų kūnas atsipalaiduoja. O aš džekučiu duodu kauliuką, jisai savo ramiai griaužia. Kvėpuokit, pajauskit, kaip jūsų kūnas atsipalaiduoja. Įsivaizduokite, kaip įkvėpdamos pripildote save šilumą ir meilę. O iškvėpdamos paleidžiate visas įtampas ir lūkesčius. Iškvėpėt ir paleidžiat visas įtampas ir rūpesčius. Kvėpuokite. O dabar įsivaizduokite priešai save savo mamą. Kokia ji? Kaip ji atrodo? Ką ji jaučia? Pamatykite priešai save savo mamą. Įsivaizduokite jos vaizdinį, sukurkite jos vaizdinį. Pamatykite priešais. Net jeigu jūsų mamos nebėra gyvųjų tarpe, sukurkite jos vaizdinį. Paprašykite dvasinio pasaulio, kad jums parodytų, kaip dabar atrodytų jūsų mama. Kokia ji? Kaip ji atrodo? Ką ji jaučia? Mama gali atrodyti taip, kaip atrodė jūsų vaikystėje. Arba taip, kaip atrodo dabar. Pajauskit, kaip ji žiūri į jūs, o kaip jūs žiūrite į ją. Pamatykit. Stebėkite, kaip jūs į ją reaguojate. Gal kažkas jaučiate meilę, ilgesį, švelnumą,
dėkingumą, o gal kažkas nuoskauda, pyktį, gal abejingumą. Ir visiškai nesvarbu, ką jūs dabar jaučiat. Priimkite visus jausmus tokiais, kokie jie yra, be vertinimo. Pažiūrėkite, kaip mama, kur jinai prieš jūs, kaip arti jinai prieš jūs. Ar jinai tokio pat ūgio, kaip gyvenime. Gal jinai mažesnė, arba daug didesnė, kokią ją matot. Ką jie jaučiat. Ir kaip jums atrodo, ką jums jaučia jūsų mama. O dabar savęs paklauskite, kokią moterį aš mačiau savo mamoje. Kokią moterį aš mačiau savo mamoje. Per visą savo gyvenimą, iki dabar. Kokią moterį aš mačiau savo mamoje. Ar ji leido savo būti moteriška, atsipalaidavusi, priimančia? Ar ji visada buvo kovotoja priešingai? Ar jos moteriškumas mane įkvėpė? O gal jinai buvo labai vyriška? Ir gal jos tariamas moteriškumas mane kaip tik atstūmė? Kokią moterį aš mačiau savo mamoje? Žiūrėkit, kokios mintys ateina, kokie jausmai, kokius jausmus jaučiate. Gal jums pati mama papasakos, kažką tai pasakys apie savo moteriškumą. Gal netgi pasakys, kodėl jinai buvo tokia. O dabar paklauskit, kokią ją kaip moterį aš matau dabar. Net jeigu mama mirusi, tai kokią įsivaizduoju, ji galėtų būti dabar. Kokią aš kaip moterį savo mamą matau dabar. Ir kas pasikeitė nuo tos moters, kurią mačiau vaikystėje. Ir kurią matau ir įsivaizduoju dabar. Ja? Kokią ją matau kaip moterį dabar. Ir kas pasikeitė nuo tos moters, kurią mačiau vaikystėje ir matau dabar. Įsidėmėkit, prisiminkit, kokie atsakymai ateina, kokios mintys. Pasitikėkite pirmą ateinančią mintį. Dabar paklauskit savęs. Ar mano mama man buvo pavyzdys, kaip būti tikra moterimi, kaip subalansuoti moterišką gyvenimą, kaip elgtis su vyrais, kaip elgtis su pinigais, su gausa, su santykiais apskritai. Ar jis suderindavo savo darbą, šeimą? Ar jis suderindavo savo emocijas ir savo kūniškumą?
Ar ji buvo atvira moterimi? O gal jinai slėpė savo moteriškas savybės? Ir dabar leisk savo pajausti, kaip tai paveikė tavo moterišką tapatybę. Leisk savo suvokti, suprasti, kaip visa tai paveikė tavo moterišką tapatybę. Kokie suvokimai tau ateina, kokios išvados. Prisimink visą tai. O dabar pažiūrėkit savo mamą į akis ir padėkokite už tai, kad kokia jinai bebūtų, bet jinai yra jūsų gyvenimo dalis. Net jeigu santykiai jūsų nėra idealūs, net jeigu jos nebėra gyvųjų tarpe. Bet suvokite dabar, kad jos dalis vis vien yra jumise. Pažiūrėkit, pajauskit, kaip jums tai pavyksta padaryti. Ar atsiranda dėkingumas? Nors keliais procentais. Galit netgi įsivertinti, kiek jūs procentų nuo 1 iki 100, kiek jūs jau galit padėkoti savo mamai, kad jinai yra jūsų gyvenimo dalis. Ir dabar mintimis pamažu sugrąžinkite save čia ir dabar. Pajauskite kėdę ar kažkokį tai paviršių, ant kurio sėdite. Pajauskite, pabandykit suvokti patalpą, kurioje esat. Kūną savo. Kelis kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Ir tada savo ritmu atmerkite akis. Ir labai rekomenduoju užsirašyti šios atsakymus, savo įžvalgas. Tai bus jūsų pirmas žingsnis į supratimą. Ir aš būsiu labai dėkinga, jeigu su manimi pasidalinsite, kaip pavyko praktika, ką pamatėt, ką pajautėt, ką sužinojote. Ir aš labai dėkoju Džekučiui, kad jisai ramiai išsėdėjo, nelojo, gerutis ir leido jums ramiai pamedituoti. Ir kažkam net gal labai stipriai pradirbti. Aš žinokit, gyvenime esu už labai paprastus dalykus, už trumpus dalykus, bet efektyvius dalykus, nes ir per tokią trumpą praktiką jau galima daug ką padaryti, kažką suvokti. Tai parašykite man, labai įdomu. Jūsų komentarus. Parašykit, pakomentuokit, prašau, kaip kam pavyko. Ar pavyko, gal kažkam visiškai nepavyko. Jeigu kažkam nepavyko, nenusiminkit. Tiesiog jūs galėsite vėl iš naujo pažiūrėti šitą įrašą, video įrašą. Video įrašas liks grupiai, galėsit ramiai pasidaryti vėl praktiką. Eglė rašo, mamos nebeturiu, dėkoju 100%, ašaros bėga. Apgailestauju visom tikrai ir užuojautą, kad nebėra mamos, tikrai ir ypač jeigu buvo geri santykiai, nes yra moteris, kurios, tiesą pasakius, netgi džiaugiasi, kada mamos nebelieka. Deja, būna ir taip. Jeigu mama tikrai buvo labai žiauri, baisi, toksiška, kokia nors ir ten taip toliau mušė, skriaudė. Ir tai kažkam gal net
nu, dėja, taip nutinka, toks yra gyvenimas. Bet daugumai tai vis vien visos šitokios praktikos vis vien pakelia jautrias emocijas, jautrius jausmus iškelia į paviršių. Ir tai va, tai parašykit, kaip jautėte šios praktikos metu, ar buvo kažkokių tai netikėtų jausmų, ar kažkokių tai įžvalgų. Parašykit, prašau, man tikrai labai įdomu, man labai svarbu jūsų atgalinis ryšys. Rašo, tai Jūratė pavyko puikiai. Mama senai mirus, dėkingumo buvo 28%. Ir man labai patinka trumpos praktikos. Fainai. Bet kaip įdomu, vat jau trečia moteris rašo, kad mama mirusi. Tai priėmė moteriškos giminės meilę, ramybę, palaiminimą. Taip, aš esu dalis labai. Džiaugiuosi. Džiaugiuosi. Tai kaipgi, vat matote ir suprantate, tai buvo tiesiog tik tai trumpas žvilgsnis. Kaip ir sakiau, kad į ką mes darome kurso metu, ilgesnio kurso metu. Ir įsivaizduokite, kiek galima daug nueiti, dirbant kartu 3 savaitės. Ne, tai vat vėlgi, mielosios, pabaigoj, mes jau po truputį einam į pabaigą ir aš vis tik tai jūs labai noriu pakviesti prisijungti prie va šito kurso, artėjančio kurso, kuris prasidės sausio 14 dieną. Ir prisijungti prie šito kurso santykio mama, dukra išgydymas, čia ne tik tai išgydymas, čia būtent atstatymas, sutvarkymas ir atsiskyrimas nuo mamos likimo ir būtent va, tas harmonizavimas to atsinešimo į savo mamą. Mano tikslas, kad jūs, va, tos moteris, kurios dalyvausite kurse, kad jūs pagaliau pajustumėte tą tokį tikrą dėkingumą mamai. Tikrą dėkingumą už gyvybę, tokį suprantat. Ir kad pas jūs, jeigu, pavyzdžiui, ypatingai buvo kažkokie tai sudėtingi santykiai, kad pas jūs bent jau neutralumas atsirastų į mamą. Visiškas neutralumas, kad jūs kalbant apie mamą, prisimenant savo mamą, jums nekiltų nuoskauda, jums neriedėtų ašaros. Jeigu riedėtų ašaros, tai tik iš laimės ir iš džiaugsmo, o ne iš skausmo. Na, tai vat mano užduotis pakelti tą jūsų skausmą. Taip, tai yra nemalonu, taip, tai yra skaudu, į skausmą niekada nesinori eiti. Ir kartais moteris labai prokrastinuoja ir nenori eiti tokius kursus ir mokymus, nes jųgi pasąmonė tai nekvaila. Pasąmonė tai supranta, kad ten reikės pasiknisti, ten reikės eiti į gylį, ten reikės gydyti, ten reikės patirti vėl skausmą iš naujo išgyventi. Ir tada yra geriau kitą kartą nieko nedaryti. Bet po to, mielosios, nesiskūskite, kad ir ten santykių srity negerai, ir su pinigais negerai, ir su sveikata negerai, ir taip toliau, ir visur negerai. Nes, kaip ir sakiau, šitas ryšys yra tiek svarbus, jisai tiek nulėmė visko mūsų gyvenime, tiek visokių sričių, nuo to tiek daug visko priklauso ir jeigu šito mes negydysim ir netvarkysim, mielosios, niekada mes normaliai laimės tos tikros moteriškos neturėsime. Ir vėlgi, dar yra labai svarbi tema, kad tai, ką aš patyriau su savo mama, aš tai perduodu savo vaikams. Šitą modelį aš projektuoju toliau, mano vaikai toliau perima ir nešasi. Ir jeigu jums, pavyzdžiui, svarbu tik tai ta dalis, kad jūs kaip jau mama ir jūs nesusitvarkote su savo santykio su dukra ir jūs galvojate, man to, kur mano su mama, man tos dalies nereikia. Man dabar yra svarbiau sutvarkyti savo santykį su dukra. Tai aš jums sakysiu, ne, stop. Vis vien grįžkim tenai, grįžkime prie mamos. Dukra palauks. Pirmiausia, reikia gydyti iki galo šitą santykį, nes aš jums sakau 100%, jeigu jums su dukra nesigauna harmoningas santykis, reikia grįžti į santykį su mama. Pradžia yra tenai. Tai va, tai žodžiu, labai svarbus šitas kursas. Ir jisai yra skirtas visoms moterims, kurios nori ne tik tai suprasti tuos savo santykius su mama, bet būtent juos transformuoti. Ir dar kartą sakau, nesvarbu, gyva mama, negyva, jūs galite pradėti gydyti šitą santykį savo viduje. Ir didžiausias kurso privalumas yra būtent gilios psichoterapinės praktikos.
aš kuo mažiau dėmesio skirsiu teorijai, tiksliau, aš visiškai šį kartą šitą kursą darysiu kitu būdu. Teorijai skirsiu dėmesį, bet jinai bus daugiau rašytinė. Vat, bus daugiau raštų, jūs galėsite viską perskaityti. Bet susitikimo metu daugiau bus praktikos. Vat būtent bus gilios psichoterapinės praktikos iki net iki ten, pavyzdžiui, žinokit, valandos trukmės, gal ten 40 minučių trukmės, bet jomis jūs gydytysite savo praeitį. Jomis jūs paleidinėsite savo tuos visus blokus, savo karminės programas, savo įsitikinimus. Mes darysim praktikas, praktikuosim, nes kursas, aš noriu, kad būtų būtent praktinis, kuo daugiau praktinis. Tai bus ir teorijos, bus ir klausimynų visokių, ir diagnostikos bus jūsų santykios su mama. Bet, kaip ir sakiau, kursas daugiau yra būtent skirtas psichoterapiniam praktikom. Taigi jisai prasideda nuo 14 dienos, jau neužilgo, jau tikrai pakankamai greitai, jau kitą savaitę. Jis truks 3 savaitės ir bus su tiesioginiam transliacijom 2 kartus per savaitę uždaroje Facebooko grupėje ir video įrašai išliks grupėje ir jūs galėsite matyti juos patogiu metu ir išliks tol, kol gyvuos Facebookas. Bet čia, žinot, anekdotinė būna, pas mane gavosi situacija visuose savo praeituose kursuose, mokymuose, visai kas sakydavau, liks tol, kol gyvuos Facebookas. Taip, Facebookas gyvuoja, žinokit, po šiai dienai. Bet, pavyzdžiui, mano sena paskyra Facebooko nebegyvuoja. Tai aš jums negaliu garantuoti, kiek ten, kur kas viskas gyvuos, kada ten kur kas užlūž, kada ten bus pasiekiama, kada nepasiekiama. Iš savo pusės pažadu, kad kol techniškai viskas visur bus tvarkinga, jūs galėsite visai ką prieiti. Kvieskite savo draugės dalyvauti ir tikrai, žinokit, dalyvaukit. Kvieskite tas moteris, kur jaučiat, kad tikrai reikia, žinokit, nes tikrai dalinkitės šito kursu, spauskite ant nuorodos, dalinkitės, prašau, nes tikrai labai labai svarbus ir reikalingas kursas. O jeigu norite pačios dalyvauti, tai aš po laivo įmesiu nuorodą, tiesiog spauskite ant nuorodos ir registruokitės, netidėliokite, nes dar vis galioja iki sausio 8 dienos galioja dabar širdies mokestis. Ne, vat šito kurso ypatybė vėlgi, kad jų galite įsigyti už širdies mokestį. Kodėl už širdies mokestį? Aš taip nusprendžiau, nes tai yra mano širdies tema, man tai yra labai svarbi tema. Tai viena iš tokių turbūt reikšmingiausių temų ir mano pačios gyvenime ir viena iš labiausiai sutvarkytų temų mano pačios gyvenime. Ten, kur aš esu stipriausia, jaučiuosi stipriausia, tai būtent mano santykė su mama. Ir aš tuo labai tikrai noriu nuoširdžiai pasidalinti. Nepraleiskite šios galimybės, tikrai dalyvaukite, mielos moteris. Jeigu jums aš rezonuoju kaip lektorė, jeigu jums įdomu tai, ką aš pasakoju, tai, ką aš darau, ir jeigu jūs pasitikite manim, dalyvaukite, nes tikrai bet tas būtent širdies mokestis jums duoda galimybę prisijungti prie kurso be jokio finansinio spaudimo. Aišku, širdies mokestis tai nėra už dyką, tikrai, mielosios, tai nėra už dyką. Tai vis vien gerbkite ir mano darbą, taip, ir aš vis vien noriu būti irgi įvertinta, bet ir mano darbas irgi turi būti įvertintas, nes vis vien tai ilgas darbas, truks 3 savaitės, 6 užsiėmimai, nežinau, aš tokia mėgstu užsikalbėti, ne tik, kad mėgstu užsikalbėti, bet man vis atrodo, kad aš vis noriu dar daugiau duoti, aš labai noriu daug duoti, man tikrai negaila, dalyvaukite, nes tikrai bus naudinga, Kurse jūs tikrai galėsit suprasti, kaip motinos įtaka sąmoningai ir nesąmoningai tikrai veikia jūsų gyvenimo scenarius. Ir jūsų pagrindinės gyvenimo visas rytis. Jūs suprasite, kodėl kartojate mamos likimą, net jeigu stengiatės nebūti panašiai į ją. Kodėl tebe kyla tie nesusipratimai, kodėl daugybė ten visokių įtampų, kodėl niekaip neišeina atsiskirti nuo mamos, paleisti mamos ten tą skausmą, paleisti mamos likimą. Koks apskritai tas ryšys su mama iki galo jūs gal po šį dienai nesuprantate. Diagnostika, kurią darysite kurso metu, tikrai jums duos labai daug atsakymų dar apie tą savo ryšį su mama, apie pačią mamą. Jūs gal net niekada savo tokių net klausimų nebuvote uždavusios, pavyzdžiui, kaip mama, kokie ten jaunystėje buvo, koks jos gyvenimas, koks buvo jos požiūris į vyrus,
koks ten buvo jos požiūris į jos tėvus ar panašiai, galbūt jums tai nebuvo niekada įdomu ir nebuvo svarbu ir taip toliau. Tai va, Jolanta rašo, kaip sakė mano mokytojas, Alekseičikas, koks santykis su mama, toks ir su sociumu. Turi pretenzijų mamai, tai turi ir sociumui. Taip, tikrai taip, absoliučiai taip. Tai va, nes galbūt kažkam kyla klausimas, iš kur atsiranda priklausomybė nuo mamos ir kaip nuo jos išsilaisvinti, irgi kalbėsim kurse. Jeigu jūs nesate savo roliai, vėlgi gal kalbėsim, kaip išeiti iš tos savo rolės. Galbūt jūs esate dukra savo dukrai. Galbūt jūs esate mama savo mamai. Neaišku, čia reikės pasidaryti visas diagnostikas ir pasižiūrėti, kaip yra iš tikro. Ir apie vidinį vaiką paliesim, apie tą vidinę mergaitę, kurią sužalota, su ją dirbsim. Dar labai įdomus šito kurso bus aspektas, tai būtent šešėlinė mamos pusė, paslėpta pusė ir šešėlinė jūsų asmenybės pusė. Ne? Ir kokią įtaką to šešėlinės pusės daro santykiuose. Tai va, mielosios, tai tikrai labai labai kviečiu, daug ten mes visko darysime. Ir tik tai va dabar pabaigai labai noriu pabrėžti, kad taigi kokios mes iš tikro esame šiandien, taip, kokios esam šiandien, tai yra mūsų vaikystės rezultatas. Tai yra tikrai esama būtent mūsų tų praeities patirčių, mūsų santykio su mama patirčių, mums va tų įsirašiusių patirčių, va kaip programos jos įsirašė į mumis. Nes mūsų kūnas ir protas jis mena viską. Viskas absoliučiai įsirašo mūsų psichikoje, viskas absoliučiai įsirašo mūsų tame pasąmoniniam lygmenyje. Ir nemeilė savo, ir menka savivertė, ir ten savikritika, ir kažkoks užslopintas pyktis, užslopintos nuoskaudos, nerimas, baimė, pasibjaurėjimas, pavyzdžiui, ne? Net ir tos panikos atakos, kurios dabar labai dažnos, labai padažnėjusios, labai daugam. Ir negalėjimas pasiekti kažkokių tai užsibrėžtų tikslų, destruktyvų santykiai, bet kokie jūsų bendravimo barjerai, džiaugsmo nebuvimas, laimės nebuvimas, sėkmės nebuvimas, ligos jūsų, psichosomatinės ten autoimuninės ten ar kažkokios, tai visa tai yra traumuojančių vaikystės įvykių ir aplinkybių pasekmės. Ne? Ir tai yra labai svarbu jas kapstyti, tas šaknis, ieškoti, gydyti, nes kiekvienoje iš mūsų, mielosios, gyvena ta mūsų vidinė mergaitė, ne vidinis berniukas, bet mergaitė. Mums svarbiausia yra vidinė mergaitė. Ne? Ir jos pagrindiniai poreikiai yra būti tikra moterimi, būti moteriška, tikra moterimi. Ir jos pagrindiniai poreikiai emociniai irgi labai svarbus ir jinai nori džiaugtis, jinai nori būti mylima, jinai nori būti saugi, jinai nori būti svarbi. O jeigu šitie poreikiai nebuvo kažkada tai patenkinti, jeigu jai kažkada pritrūko tos meilės, to švelnumo, trūko mamos, tėvo apkabinimo, to tikro dėmesio, to palaikymo, to vertinimo, rūpinimosi ją, reikšmingumo savo tėvų, ar ten kitų, ar ten senelių, akivaizdoje brolių, seserų. Ir svarbiausia, jeigu trūko saugumo, tai įsivaizduokit, kokia jinai ta mergaitė. Tai va, tai dabar, jeigu dar norite, paklauskite, prašau, parašykite kažkokių tai klausimų, dabar dar kelias minutės klausimams. Ar turit kažkokių tai klausimų iš kurso? Klausimų iš šitos temos, klauskit, prašau, mielai atsakysiu. Jeigu tai bus pagal mano kompetenciją, mielai atsakysiu. Klauskit, prašau, nes šiandien jau po truputį baigsim. Ar turit kažkokių tai klausimų? Ar aktuali jums šita tema? Ar planuojate dalyvauti kurse? Kurso metu jūs visada galėsite užduoti man klausimus, galėsite man rašyti. Ir diskutuosim daug ką grupėje, bus uždaras ratas, uždaras moterų bendrystė. Man labai patinka tas gyvas darbas grupė, iš tikrųjų, nes labai labai svarbi ta moteriška bendrystė. Ar turit kažkokių tai klausimų? Ar aš čia gal antiek pakankamai aiškiai viską paaiškinau šitoj temai ir jau čia jums dabar viskas aišku?
ar dar kažkokiu tai. Jeigu kils klausimų vėliau, parašykite. Aš vis vien matau po to tą mūsų susirašinėjimą. Aš jums vėliau atsakysiu tada. Jeigu kažkas nedrįstate klausti grupėje, parašykite asmeniškai. Jeigu kažkas nedrįstate, nenorite eiti į kursą ir manote, kad individualus darbas yra daug giliau ir svarbiau ir jums ir ten geriau ir patogiau ir saugiau, atvykite į individualias konsultacijas. Visą laiką rekomenduoju pradėti nuo diagnostinės konsultacijos. Lygiai taip pat kaip kursė mes pradėsim nuo diagnostikos. Ir tada, kada mes jau prasidiagnozuojam, prasižiūrim, kaip ten pas jūs yra, kokia ten jūsų problema, kas ten pas jūs yra negerai ir prasikalbam viską, tada aš jums galiu parinkti metodus, kaip visą tai gydyti, kaip visą tai tvarkyti. Ir aš esu netradicinė psichoterapeutė, aš, žinokit, nepernešu ilgo to tokio darbo, kaip pas psichologus ar pas psichoterapeutus būna vaikštoma metų metais ir niekaip nėra rezultato. Aš vis tik tai esu ta kapstanti į gilį, norinti kuo greičiau ir kuo giliau nueiti ir kuo greičiau pradirbti, transformuoti, sutvarkyti, kad žmogui ten nereiktų ilgai kapstytis. Ir bent jau tą bazinį svarbiausią dalyką susitvarkyti, ne tą užklausą kliento problemą, o po to jau ten eigoje, jau kai iškyla vėl kažkas, tai mes vėl tada žiūrim, vėl susitinkam, vėl analizuojam, vėl žiūrim, ką pradirbti toliau, nes faktas, kad viena regresinė terapija, ten, pavyzdžiui, praeitį, jinai tenai niekada neišgydys visų jūsų psichotraumų, niekada, tai yra neįmanoma. Bet jau tikrai vyksta stiprios transformacijos ir aš labai linkusi daryti būtent tas gilias transformacinės sesijas. Klausia Loreta, ar galėčiau pakalbėti su mama apie šiandien? Tai jau čia, žinokit, mielosios, kai kyla toks klausimas, čia jau pagal jūsų pajautimą turėtų būti, kaip jūs pačiat jaučiat, ar norite, ar galite, ar jums jau ten, kaip, nežinau, žinokit, man sunku atsakyti tokį klausimą. Čia grinai pagal tai, kaip jūs pačios jaučiate. Jūs galite duoti paklausyti šitą įrašą, netgi gal jūsų mamai pačiai surezonuotų, gal būtų įdomu. Nežinau, čia jūs geriau pažįstate savo mamą ir geriau žinote, kaip turi būti. Toliau rašo Violeta, priešingybė su savo mamai visame kame gerai, tai ne, bet noriu būti niekuo nepanaši savo mamą. Niekuo nepanaši savo mamą, taip suprantu. Tai va čia, žinokit, kad tas noras būti nepanašiai mamai yra viskas gerai. Jeigu tai eina nuoširdžiai iš širdies, bet būna, jeigu tai eina iš pretenzijos, jeigu tai iš pykčio ir iš pretenzijos ir iš nuoskaudos, jūs neišvengsite panašumo į savo mamą, niekaip neišvengsite. Kuo labiau mes piktinamės, kuo mes labiau priešinamės tam mamos, tam vaizdiniui, kurį mes matom, su kurio kontaktuojam ir taip toliau, kuo didesnės pretenzijos, tuo pusiausvyros dėsnis taip veikia, kad būtinai būsite panaši savo mamą ir kuo toliau, tuo labiau. Loreta, nes prisiminiau, kad ji buvo kaip jauna, linksma, gera, o vėliau labai pasikeitė. Žinokit, atsargiai, vėlgi čia, vėliau labai pasikeitė. Jums reikia paklausti, galit pasikalbėti su mama, kas tai pasikeitė jos gyvenime, kodėl. Jūs galite pasakyti, kad mama, aš prisimenu, kokia tu buvai linksma, kokia buvai gera, kas tavo gyvenime tokio nutiko, kad pas tave tavo gyvenime atėjo liūdesys, nerimas ar ten dar kažkas. Paprašykit mamos, kad papasakotų, nes jūs dažnai stebite savo mamą ir galvot, oi, mama buvo tokia, o dabar tokia. Bet neinate į tą gilį su mama, į tą bendravimą su mama. Gal jai yra svarbu, kad jinai būtų pamatyta, būtų išgirsta, būtų jausmai jos suprasti. Gal tai yra žmogus, kuris išmoko slėpti savo jausmus, nemoka pasidalinti nei savo jausmais, nenori dalinti savo gyvenimo, o gal kaip tik nenori jūsų skaudinti, saugo jūs nuo skausmo ar dar nuo kažko tai. Tai nežinau. Klausė Renata, o apie kursą grupėje yra informacija? Taip, apie kursą grupėje yra informacija. Šioje grupėje yra informacija, susiraskite, paskaitykite ir visą aprašymą pilną. Tai va, tai gerai, tai matau daugiau klausimų nėra, taigi
Dėkoju, kad dalyvavote, dėkoju už jūsų dėmesį. Labai malonu buvo. Ai, va dar matau vienas klausimas. Mama mirus 20 metų skirtumas yra, kad gyva ar ne. Dirbant su energetiniam praktikom, dvasiniam lygmenyje jokio skirtumo, mama gyva ar negyva. Viskas sieliniam lygmenyje, jinai visada yra gyva ir jūsų mama iš tikrųjų jums yra gyva tol, kol jūs esate gyva, nes jūs esate sudaryta iš pusę tėčio ir iš pusę mamos, perimta ir visos ir ląstelių atmintis, ir DNR, ir visokie ten žodžiu, ir visokios programos, ir viskas, jūs visą laiką gyvuosite, kol jūs gyvuosite, jūsų mama kartu su jumis gyvuos ir visą laiką, kol jūs gyva, jūs visą laiką galite pradirbinėti su savo bet kokiu santykiu ir nesvarbu žmogus miręs, gyvas ar visiškai nesvarbu, nes sieliniam lygmenyje jokio skirtumo nėra. Tai gerai, tai labai tikrai dėkui dar kartą, malonu jūs matyti, dar kitą sekmadienį irgi planuoju apie santykį dukra mama kalbėti, dar nežinau kokią temą, dar pagalvosiu, ką man čia jums sukona. O gal turite kažkokią tai temą iš šitos temos dukra mama, gal jums kažkokie tai svarbus aktualūs klausimai, tai klauskite, parašykite klausimus, man tikrai bus galbūt įdomu ir svarbu pasiruošti būtent pagal jūsų klausimus. Tai visoms linkiu gero likusio vakaro, gražaus likusio ir prasmingo ir ką, iki kito karto.